Taip, mes dar ne live, nors jums rodo kitaip, o live mes to eisime. Ok. Nu ką, pasiruošę? Ar matot mane, Rūta? Puikiai ir matau, klausykit. Jums reikia pavadinimo. Kaip jūs pavadinti? Romanas Jegoparovas. Tiesiog Romanas. Nu ne, tuoj mes ką nors klausim, koks nors Aikuk šefas. tikrai Rūta ne. Nu sugalvokit, kokį norit titulą. Aš šiandien dar pasižiūrėjau 14 metų rugsėjį, kai mes visi kartu buvom Karpiniai ir pristatinėjo tas, reiškia, treneris Aikuko visą sistemą. Tai nuo tada ir užkabino jisai mane su to Aikuku. Kuku. Kuku, ai. Kaip sakė Hana, I cook, you eat. Aš kokas. O tikrai buvot gal? Ne, kokas yra virėjas laive, Aikukas. Nu tai taip, žinau, jūreiviai turi tokį. Taip, pradžia, kai mes pradėsim, tai bus kaip visada šitie skaičiukai. Paskui jie baigsis, atsiras šitas, jūsų nebus. Aš pradėsiu, jūs pristatysiu ir paskui pakviesiu va taip į studiją. Ok? Kaip norite būti pristatytas, Romanai? Aš Romanas, sakau, čia kai visi vadindavo, oi direktorius, palaukit, jokių direktorių, aš esu Romanas. Šiandien direktorius, rytoj valytojas, šlavėjas, sakau, čia keičiasi, o Romanas aš išliksiu visada. Nu gerai, Romanai, būsite tiesiog Romanas, kuris mėgsta skaniai ir sveikai maitinti savo žmoną. Praktikuojantis, reiškia, mūsų gražius indus. Ir gražius irgi. Okay. Gerai, aš irgi pažiūrėjau porą video, čia ką UK rinka siūlo Aikuk. Paskui pažiūrėjau, ką mūsų rinka rusiškai, ten irgi yra kokie 3 video trumpučiai, ten po 4 minutės. Nu, ką įdomu, atrodo viskas paprasta ir lengva. Tik tai imti ir daryti. Aš žiūrėjau kažkada, tai YouTube'ai, reiškia, ir iš tos senos atminties, reiškia, visi išsitraukų kažką tai žiūrėjau, ten toks buvo šefas virėjas rusų, jisai tiesiog gamino patiekalus būtent su tuo Aikuko įranga visą. Va, tai pasižiūrėjau, gal kažkur tai ir yra priimtina, bet kiek žiūrėjau, kas gamina Lietuvoje, tai toks, sakykime. Gerai, netitraukiu dėmesio, Rūta, jums reikia. Ne, viskas gerai, aš susikoncentravus, stebu laiką, va jau 29, tai aš jau dabar jūs patraukiu iš studijos, uždedu mums šitą reikalą. Nu ir ką, ir to jau eisime į eterį. Labas vakaras bendrakeleiviai gerovės link.
Šiandien pas mus ypatinga bus laida, man pačiai asmeniškai labai įdomi, nes šiandien mes kalbėsim apie naują tą galimybę, kuri atsirado dabar jau visiems įsigyti iCook puodų. Anksčiau tai būdavo didžiulis rinkinys, ten ir labai brangiai, ten 700 kažkur tai eurų ar net daugiau. Ir žodžiu, ir tas malonumas būdavo prieinamas, ne visiems, tarkim, labai gera vestuvių dovana ar naujakuriam. O dabar Amway padarė taip, kad galima įsigyti vieną puodą, 2 puodus ar 3 puodus ir labai už tokiom gerom nesikančiančiom kainom. Su iCook puodais aš pati jau gaminu labai seniai, jau kokį tikrai apie 12 metų, bet garantuotai darau ne taip, kaip reikia. Bet mums labai pasisekė, kad yra Romanas, kuris sakė, mane pristatykite kaip Romaną, aš esu Romanas ir nesvarbu, ko buvau ar būsiu, bet Romanu būsiu visada. Tai aš taip ir pristatysiu ilgametį mano pažįstamą ir gal net jau draugą, galima sakyti, kuris tikrai yra įsigilinęs į teisingą, taisyklingą gamybą su iCook, kaip galima išsaugoti ten visus mineralus ir kaip sveikiau gaminti, bet aš čia labai nesiplėsiu ir tiesiog iš karto kviečiu į studiją mūsų svečią Romaną Jagofarovą. Labas vakaras, Romanai. Labas vakaras, smagu, už draugą, ačiū labai, tai jau mane įpareigojo. Pliaže, Floridoje kartu gulėjom, tai žinot, jau čia jau pažįstamų nepavadinsi. Taip, anekdoto apie tai, kad mes kartu mėgojom, aš nepasakosiu, nes užima laiką. Gerai. Tai Romanai, pasakykit man, iCook, kaip su ta draugystė su tuo iCook ir kodėl? Šiandien peržvelgiau savo archyvą ir tiesiog tam, kad pasitikslint datą. Ir supratau, kad užkabino mane, reiškia, tas požiūris. Tas puodas, kaip ir visi sako, puodas ir puodas. Bet pati idėja užkabino, tai buvo 14 metai rugsėjo mėnuo Karpiniai, gal daug kas atsimena, trenerį iš Lenkijos, kuris pristatinėjo būtent tą komplektą ir labai netyčia, taip sakykime, neryškiai, bet pro ausis nepraslydo tai, kad yra naują maisto gaminimą, kadangi turiu tą hobį ir pats gaminu daug, jau labai daug metų, tai už to ir užsikabinau. Esmė yra tikrai tokia, kad šiandien dienai analogo nėra, aš domėjausi ir rimti žinomi brandai, kuriuo aš neminėsiu. Jie siūlo, sakykime, padą iš 5 sluoksnių, 7 sluoksnių, taip iki šiol nesusigaudžiau, koks skirtumas tarp 5 ir 7, padas ir padas. Ja? Bet labai gerai susigaudžiau tuom, kad pas mus mes atsinešam savo įpročius, ar ne, ir kaip tik tai jūsų šitas judėjimas, kelionė, reiškia, jinai ir yra skirta mano galva daugiau kovoti su tais įpročiais, kurie netitinka jau dabarties, dabarties norų, dabarties reikalavimų. Ir šitoj vietoj skrybelę nukeliu nuo savo žilos galvos, reiškia, prieš Amway požiūrį, kuris apjungia tokį paprastą dalyką. Jisai ne tik tai duoda maisto papildus, kurie sakykime, papildo stoką mūsų organizme vienu ar kitu, sakykime, ar elementų, ar vitaminų, ar sakykime, fitonutrientų ir taip toliau. Bet jie dar neleidžia niekais paversti tuos gerus maisto produktus, kuriuos mes gaminam savo. Ja, man tai visada juoką sukelia, kada žmonės užsiima sveika mityba, ir užverda gamindami vandenį, užverda gamindami, reiškia, ar tai sriubos sultinę, ar tai dar kažką. Ja, tai yra suskaido visus vitaminus, kas buvo gamtos duota ir ką reikėtų įdėti į save. Ir džiaugiasi sveika mityba. Sveikinu, reiškia, įsitikinimas irgi daug ką reiškia. Ja. Bet jeigu be didelės pašaipos, tai labai rimtai kalbant. Triptikas, kuris sudarė kompaniją Amway, man labai patiko. Pirmiausia, mes visi žinom,
apie tai, kad, reiškia, vanduo yra žmogaus pagrindas. Ne? Va. Ir pradėti aš norėčiau, einant prie puodų, pradėti nuo tokio paprasto dalyko, kaip vandens filtras. Aš suvokiu, kad jeigu pas tave namie nestovi, nėra vandens filtro, reiškia aispringo, va tada abejonė sukyla, o kodėlgi man nereikia, kaip močiutė ir mamytė, užvirintą vandenį tam, kad sunaikinti visas bakterijas. Nu, taip, logiška, ar ne? Nu, labai paprasta. Va, bet jeigu tavo namie stovi vanduo, vandens filtras, reiškia, kuris tau filtruoja pilnai 99%, sakykime, švarumo vandenį tau duoda, taip kitko niekur daugiau negirdėjau, kad duotų ne įrenginiui, o gaminiui vandeniui garantiją. Visur duoda įrenginiui garantiją. 5 metai, 10, 50 ir taip toliau. Nu, Springas nuėjo toliau ir labai toliau jisai duoda jau kokybišką vandenį. Ir tada jau gali prasidėti kelionė su aikuku. Kodėl? Todėl, kad, nu, kaip pavyzdį galiu pasakyti, ne? Maistas nesigamina 100 laipsnių. Nesigamina. Jisai gaminasi žymiai mažesniai temperatūroje. Norit įsitikinti, patikrinkit su, sakykime, termometru iškepto kumpio vidurį. 75 laipsniai ir jis bus puikiai pasigaminęs. Puikiai. Ja? Tai yra nei raudonas, nei kraujas, jisai bus puikiai iškepęs, nors bus tik tai viduje 75, maksimum 80 laipsnių. Ir žinant tai, reiškia, mums aikukas duoda tą galimybę. Tai yra, sakykime, jisai davė savo puodus, apie keptuves nešnekėsim, tai kitas klausimas, bet puodus. Ja? Jisai davė mums tokius puodus, reiškia, kaip sakyti, galvodamas, kad mes pažengę. Ja? O iš tikrųjų, ačiū Rūtai, be tokių, sakykime, susitikimų, nes aš šitą informaciją 90% pasiėmiau dar 14, ją panaudojau ir dabar pasidalinsiu, kodėl man tai patinka būtent šitie įrenginiai. Pas mus namie niekas nevalgo 100 laipsnių pagamintą maistą. Jeigu kalbam apie sriubą verdat. Taip, būtent taip. Ir sriubą pas mus neužverda. Ja? Kuria prasme? Reiškia, yra aikuko sugalvota sistema, tai ką visi kolioja ir keikia, puikiausia signalizacija. Ne? Tai yra, imkim, pavyzdį, kaip aš tai darau, galbūt tai bus aiškiau be didesnės demagogijos. Ja? Tai yra į puodą įpilamas vanduo, imkim, kalbėkim apie vandenį. Ne? Ir iš 9 galimų padalų temperatūros, nes pas mane elektra, ar ne? Aš nustatau jį 6. Prieš užvirdamas vanduo visada pradeda garuoti. Ir tada jisai sudaro tą, reiškia, purškimą tą vadinamą. Žinoma, iki to daleis nereikia perkaitinti, nes tada daleis iki virimo. Va. Bet tik tai pradeda signalą tau duotą signalizaciją, iš karto nuimi ant 4. Dantį turite omenyje, ne? Signalizacija tai dantį. No, jokių kategoriškai, jokių būdų. Kodėl? Todėl, kad kada garas pradeda eiti, reiškia, yra griovelis pačiame puode. Ir pirmiausia, prieš purkšdamas, užpildo tą griovelį. Tai yra, sudaro iš principo vakuumą. Jeigu jūs pastebėjot, visuose puoduose išskyrus aikukį yra garo nuleidėjai, ten skylutės, ten visi velniai. Ne? Va, čia nėra. Kodėl? Palikta signalizacija. Kada vanduo užkaista iki 4 ir jisai vėl biški pradeda tik tai judintis, tai yra jis garas nebetelpa, bet jis neverda. Jau garas netelpa tiesiog. Čia nuleidžiu ant 3, 2,5 ir puikiai pasigamina maistas šitoje temperatūroje, bet jisai daržovės kaip turėjo visus savo vitaminus, mikroelementus, fitonutrientus, taip jos ir pasilieka. Kodėl nėra 100, nesiskaido niekas, suprantat? Ir va šitoj vietoj, taip, Rūta.
Norėjai paklausti, Vitelė, kažką, Rūta? Aš esu apakus. Aš dabar supratau, kad aš viską dariau neteisingai. Ir todėl aš norėjau, įsiveržiau čia į šitą erdvę, nors turėtų galbūt sėdėti tokia apkūni raudonskruostė vyrėja moteris, reiškia, bet pabūsiu aš apkūnus neraudonskruostis vyrėjas vyras, kuris kaifuoja nuo šitų podų. Tai yra, visa signalizacija yra padaryta dangtyje. Ne? Jeigu tu nori pasitikrinti, ar viduje procesas vyksta, kodėl gink dieve nereikia nuiminėti dangčio, tu tiesiog jį pasukė. Jeigu jisai sukasi ir nešokinėja, jo, aiškiai visas procesas vyksta maždaug 60 laipsnių temperatūrą. Viskas. Klausimų nėra. Ja? Toliau, be abejonės, sriubą verdam ne vien iš vandens. Ne, reikia įdėti vieną ingredientą, antrą ingredientą, trečią ingredientą, ketvirtą ingredientą. Ir va čia prasideda visas džiaugsmas. Ja? Visi galvoja, aha, nukėliau, neverda, neburbuliuoja, reikia pavaryti. Ja, kad jau burbuliuotų, kad dėti į jau verdantį vandenį. Tai čia yra didelė klaida. Kodėl? Nu, mes įdėjom ir visą tai, kas buvo, išskyrus taukus, reiškia ir paprastą maisto masę, materiją, ne, daugiau ten nieko nelieka. Nei iš vandens įpilto, nei iš daržovių, nei iš viso kito. Ir toliau sveikinu jūsų sveiką mitybą, jeigu šitą dalyką daro. Ja, viskas tvarkoja. Va, važiuojam toliau. Reiškia, įdedi patiekalą, kažkokį tai ingredientą, nu, ten imkim, dedam vieną, paskui antrą, paskui trečią, paskui ketvirtą, ir vėl padedi dangtį. Ir gali padidinti ten nuo 2,5 iki ten 3. Truputėlį kantrybės ir dangtis vėl pradeda virpčioti. Garas užsipildė, o kadangi griovelyje lieka jau garo kondensatas, papildomai iš naujo jau užpildyti nereikia, todėl tai trunka labai neilgai. Ir vėl prasuki dangtį, jisai sukasi, jisai nepritraukia. Jeigu pritraukia, gali per pusę, ten sakykime, nuo 2,5 iki 3 padidinti tą temperatūrą. Ar ne? Palauki, vėl jis pradėjo vibruoti, dar nepurškia, dar nesispjaudo ir taip toliau. Reiškia, ir tu vėl grąžinai į 2,5. Ir tas maistas gaminasi. Kodėl tai yra faina? Tu gali nedėti druskos. Ir tu valgysi pasūdytą patiekalą. Kodėl? Todėl, kad daržovės, mėsa ir pats vanduo turi savyje druskų. Natūralių druskų tiek, kiek mums reikia papildomai. Ja. Jeigu tu darai kažką tai su vaisiais, tu gali nedėti jokio papildomo cukraus. Kodėl? Todėl, kad vaisiai atiduoda savo fruktozę ir patiekalas gaunas natūralus, nesugadintas ir baisiai skanus. Va čia, kodėl man, sakau, anąkart bandžiau pasakyti, bet kodėl tai yra žingsnis į priekį ir dar šitą niekas nedaro. Mūsų partneriai turi jau daug metų, aš pats turiu apie 11, gal 12 metų tos, reiškia, bet iki tokio treningo aš nesupratau irgi. Skambina partneriai, Romanai, nusipirkau, ką daryti, spjaudosi, sakau, dangtis kilnoja, sakau, atsisiek, kilnositės abu, ir dangtis ir tu šukinėsi. Viskas bus gerai. Ja? Tiesiog žmonės nežino, ir tai nėra blogai, nežino, nėra informacijos, nes kiek jūs pasižiūrėsit, niekas nekalba apie tai nei kažkokias video, reiškia, medžiagoje, kur rodo meistrai, kaip reikia gaminti su aikuku. Nėra tos kalbos, nieks nepaaiškina. Nėra tos kalbos informacijoje, kada tu įeini į aikuko pristatymą ir gali lysti labai giliai, tu ten nerasi nieko, jokios informacijos. Tai probrėžkom kažkur tai žemesnė temperatūra ir taip toliau. Va. Reikia suvokti, kad šitie puodai, ar ne, jie turi labai... Aš įsiterpsiu ir paklausiu, žiūrėkit, aš žinau, kad jūs turit video medžiagą. Mums paskui pasidalinsit grupiai, kaip gaminti? Man tikrai negaila, su dideliu malonumu, tik tai buvo prieš 2 metus, todėl aš ten buvau dar gražesnis, reiškia, ir beveik amžiui toks pat. Va, ir nereikia žiūrėti į tą
kaip į kažkokią tai rimtą mokomąją medžiagą, tiesiog praktika, kaip tai naudoti, su dideliu malonumu įdėsiu, ką tai papiktins, galit nežiūrėti. Ja? Nepapiktins, visi tikrai džiaugsis. Tai va. Bet tai buvo ar prieš 2 ar prieš 3 metus daryta, nežinau, man reikia. Labai lauksiu. Gerai, ačiū už pasitikėjimą, Rūta. Tai va, į ką noriu atkreipti dėmesį. Tai yra unikalus puodai unikalūs, aš kalbu apie vieną, bet jie yra unikalūs, nes jie visi vienodi, todėl, kad ten yra, reiškia, 3 sluoksnių plienas. Ja? Ir vidury tarp 2 nerūdinto plieno sluoksnių, maistinio plieno, puikaus plieno, eina grafitinis plienas. Nu, jį vadina įvairiai, ten aliumininis plienas ir taip toliau, bet man patiko originalas. Tai yra grafitinis plienas, kuris yra labai, labai laidus temperatūrai. Ir ką jisai padaro? Jis atima svarbą iš to pado. Suprantat? Reiškia, padas nebetampa toks svarbus, kadangi temperatūra gaminimui yra duodama iš visų pusių. Ir tai, kas randasi viršuje, gaminasi taip pat techniškai gerai, greitai, kaip ir tai, kas randasi apačioje. Tai yra čia labai dėl to galima kepti tais keliais, virti tais keliais sluoksniais sudėjus, taip, būtent dėl šito. Taip, tik tai dėl šito. Bet čia vėlgi reikia būti, sakykime, sąžiningam, ar ne? Reiškia, aš bandžiau kepimo, apart kiaušinio, man nieko nepavyko. Ta prasme, jeigu ten daržovės įdėti, troškinimui pasaka. Bet reikia užbėgti už akių, tam reikalingas specialus dangtis. Jisai yra didesnis, mažesnis, yra didesnis, ir jisai yra būtent iš to laidaus plieno. Temperatūrai laidaus už tai minėjai plieno. Ir ant jo padėjus jisai gauna tą visą temperatūrą nuo puodo ir pats įkaista. Bet ten yra rankenos, ten viskas yra gerai ir viskas yra gražu. Tai čia yra specifika Aikūko. Jisai mums padeda išsaugoti visas medžiagas. Ja? Ten yra vėl niuansai su atskirais receptais. Ar tai yra, sakykime, troškinimas. Nu, imkim. Kaip pavyzdį, ar ne? Reiškia, galiu pasakyti, buvo tokia laimė, nelaimė, laikas jau finišuoja, taip? Ne, viskas gerai, kalbam, labai įdomu. Gerai. Reiškia, esmė buvo kokia, kad, nu, kaip visada, ar ne? Padėjau guliašą, galvoju, išvažiuosim šeštadienį, sekmadienį, į Palangą, čia buvo penktadienis, jo. Ir padėjau mažą temperatūrą, 2 iš 9 galimų. Ne pirma jaunystė, antra ar trečia, nežinau, neskaičiau, bet kažkurį tai išvažiavau. Neatsiminiau. Palangoj, kol buvom sekmadienį vakare, grįžtam, įeinu į namus, visi namai kvepia mėsa. Guliašas laukia. Koks žaibas, jo? O Dieve tu mano. Aš pasakiau kitaip, rusiškai, bet išverskim tai, o Dieve mano. Ja? Puoliau prie to puodo, atkeliu jį, skrundą, brašką, jau pajuodus mėsa, jos valgyti negalima. Tačiau, kadangi jinai neišleidžia garo, būtent ta tarpinė kraštelyje, 2 paras ant 2 jisai troškinosi, nesudegė nei nieko. Ta puodą galiu nueiti, atnešti, parodyti, jisai puikiausių dugnų iki šiol tarnauja, jokio perkaitimo metalo, nei nieko net nepastebėsiu. Romanai, o jūs gal bandėte ir orkaitėj naudoti juos? Ne, aš orkaitėj kažkaip tai, nežinau, gal aš orkaitę mažai naudoju. Nes aš žinau, kad galima juos su visom rankenom orkaitėj naudoti. Iki 204, man atrodo, temperatūros. Taip, čia yra viskas tvarkoj, galima naudoti jį. Ir man atrodo, kad ar 250 ar 240. Nes iš esmės gal 240, man atrodo.
Ja. Nes visi patiekalai vis tiek gaminasi, jeigu tu orkaitę turi omeny, tai, gamini orkaitį, tai tada visi patiekalai vis tiek išeina 180, 200, 250 kai kurie. Ja. Bet pavyzdžiui, aš gaminu plovą ir jeigu anksčiau man plovas, tikras geras plovas gaudavosi tik tai ant kazanę, jo, reiškia, tai bet kurį puodą paėmus, žinoma, geriau gilesnį, puikiausiai, su gerom temperatūrom, žinoma, reikia groti temperatūrą, čia visi kiti klausimai, bet ne kulinarinis susitikimas, reiškia, jeigu kažkam bus įdomu dėl Dievo meilės, galima susitikti, pasidalinsiu keliais receptais, specifiniais, paprastų barščių nemokinsiu. Bet imkim, grįžkim prie to pačio bistrogeno guliašo, arba. Pasiimi, sudėdi į tuščią, absoliučiai tuščią, sausą puodą, be vandens, be aliejaus, be taukų, be nieko. Pjaustai mėsą, sudėdi svogūnų, sudėdi morką, sudėdi tau patinkančius kitus ingredientus, ką tu nori tame iš to gauti. Uždarai dangtį ir eini tą pačią seką. 5,5, 5. Jeigu laiko neturi, noriu paskubinti, tai yra 6. Toliau, tik pradėjo barškėti 4 ir ant 4 vėl pradėjo barškėti 2,5. Pusę valandos, priklausomai nuo mėsos, reiškia, ir nuo kiekio, pusę valandos tu turi pasakišką gerą guliašą su puikiu sultiniu, be jokių papildomų riebalų, be jokių nieko, visa, kas išeina iš mėsos, išeina sultinys ir sultinys bus apsėmęs mėsą, maždaug iki centimetrų. Ja? Tai yra jokių riebalų, jokio vandens, jokių taukų, jokio aliejaus, nieko. Tai yra natūrali mėsa savo sultyse su atitinkamai ištirpusiais svogūnais ir gatavom morkom, kurios... Druskos nededat, o prieskonius naudojat? Pipirus. Aš naudoju pagrindę pipirus ir itin retai, reiškia, kaip tai vadinasi, ciberžą. Ne itin retai, kada eina kalba apie plovą, apie kitus specifinius patiekalus, tai ciberžą. Tai yra pagrindiniai mano prieskoniai, o viso kito pilnai pakanka produktuose, kuriuos mes gaminame. Gerai, tai aš dabar pabandysiu suvesti tai, ką šiandien išgirdau. Tai pirmas dalykas, kad viską gaminam neužvirdami. Aš taip gaminu, bet tai mano patirtis, gal žmonėms neramu, gal ten neišvirė dar, gal ten kokia bakterija liko, po espringo nelieka. Okay. Toliau jūs gaminat neužvirdami ir nenaudojat druskos. Ne. Ir cukraus. Okay. Tada toliau gaminate ant žemų temperatūrų, nes aukštų tiesiog nereikia ir viskas gaminasi ant 2,5, jeigu elektrinė arba indukcinė. Taip. Taip. Mano indukcinė taip. Kažkokia fantastika. Ne, tiesiog reikia suprasti, kad jeigu mes atėjom į tą lygį, kada mums pagrindinę vietą užima, pagrindinę svarbą užima mūsų ilgesnis ir tobulesnis gyvenimas, ar ne? Viskas tvarkoj, tai yra labai normalu. Tai, negadinkim tų produktų, kurie, gamtos dievulio duoti, supranti, tam, kad jie duotų mums reikalingas medžiagas. Jo, mes sunaikinam tas medžiagas puode ir paskui prisidedam vitaminų, papildų ir viso kito, kad kompensuotumėm jų stoką. Aš galvoju, kad tai neteisinga ir to laikausi gamindamas pats. Manęs laukia nauji iššūkiai. Reiks keisti visiškai mano gamybą. Aš Rūta tikrai ne iš karto įveikiau šitą. Tikrai ne iš karto. Man reikėjo prisiderinti ir temperatūros, man reikėjo prisiderinti, nes visi mes gaminam, ar ne, kažkas daugiau, kažkas tai mažiau. Ir suprantam, kad puodą, kai užkeitėm, mes nestovim ir nežiūrim, kada tu čia pradėsi man šokinėti, jo. Mes einam kažką tai darom, ten daržovės, dar kažką.
ar ne, nu, kažką kitą. Ja? Ir vat būtent tas išmuša iš vėžių, tu pradėjai ten, imkim, kokią bulvę skus supranti, ir čia tau pradeda šokinėti. Ir vat kol tu susiderini tas temperatūras, bet aš galvoju, kad tai to verta. Kad tai to verta. Ne, aš tai esu tikrai girdėjus, kad būtent visos vitaminai ir lieka, kai yra neišgaruoja su garais, kai yra neužverdama visą kitą. Tik aš galvodavau, kaip tai reikia padaryti, o pasirodo, turiu visą įrangą ir Romanas girdėjo karpiniai, o aš nieko negirdėjau. Nu, čia gal paskui dar papildomai domėjos, bet man va tas, kaip žargoniškai zacepas, buvo, kada jisai pristatinėjo, nu, pamenu, kad jis tai darė be didelės meilės, iš pareigos, ponai Balinai dar tada vertė iš lenkų, reiškia, bet man vat užsikabino, kad nauja era maisto gaminime žemesnėm temperatūrom. Bet tai dėjo man irgi neiškart. Žiūrėkit, turim klausimą, Romanai, o kaip su dujinėmis viryklėmis, kur ugnelė? Tai čia turbūt reikia tiesiog reguliuoti. Taip, aš galvoju, kad kiekviena šeimininkė, kuri naudojasi tą dujinę viryklę, jinai jau pripratus prie jos taip, jo, kad geriau aš nepadarysiu, negu jinai prie savo dujinės viryklės. Ir pagal temperatūrą pagrindinis kriterijus, ten 5, 6, 10, 15 dzin, yra signalinis dangtis. Jisai pradėjo truputėlį vibruoti, dar jau kada purslai eina, jau viskas užveda. Jo? Bet jisai tik tai pradeda čiut, bur, iš karto mažini, jisai nustoja. Prasuki, jo, jisai neprasisuka, palieki tą temperatūrą. Jisai vėl pro kiek laiko pradeda bur, vėl sumažini temperatūrą. Ir taip, kol jisai prasisuka ant itin žemos temperatūros. Jo, ir aš žinau, kad tai yra buvę keliem partneriam, kur nežinojo, kaip naudotis puodais, kad jisai užsifiksuoja. Ir paskui tu jokia jėga jo netlupsi. Aš žinau, kad reikia truputį pakaitinti, kad jisai pats atšoktų. Arba ten šiltų vandeniu, ne taip? Ne. Čia yra dar viena iš tų funkcijų, kuri man labai patinka, ar ne? Kada tu pagamini, imkim, ar ne? Ir, nu, sakykim, gavosi, kad anksti pagaminai, dar svečiai ten netvažiavo, visa kita. Ir tu tiesiog tą dangtį palieki. Imkim apie plovą, kalbant, ar ne? Reiškia, dangtį palieki. Jisai šaldamas, vėsdamas, pasidaro vakuumas. Tai yra, tu jį kaip uždarai į stiklainį, sakykim, kaip marinuoji kažką, tai, nu, žodžiu, uždarai į stiklainį, ne? Į pakaitintą, į šaltą stiklainį. Čia tas pats. Aš esu eksperimentavęs, to didžiojo aukštojo puodo, reiškia, buvo pusė, aš pakėliau jį už dangčio. Jo? Taip, paėmiau, pakėliau. O atidaryti labai paprasta. Jeigu pasiėmei dangčio viršų, čia pasiėmei už rankenos, nykščiu tiesiog stumtelt jį truputėlį, tai yra praplėštą vakuumą. Ir tada jisai nusiima puikiai. O tiem partneriam baigėsi to, kad jie liko be vakarienės, sakė, ir visą naktį puodas mums šnekėjo. Tai buvo temperatūra tada užvaryta tiek, kad dangtis nebelaikė vandens, nelaikė drėgmės ir taip toliau. Liko nevalgę žmonės. Kodėl, Rūta, aš gal nepagavau minties. Nes jiems užsirakino tas dangtis ir jie nesugebėjo, kaip jie atidaryti. Ir tiesiog liko nevalgę iki ryto, o ryte tas dangtis atsikėlė. Ja, aš suprantu, tada arba vėl pašildyti, tai yra garą sukelti, ar ne, tai yra slėgį, reiškia, padidinti vidinį, nes kada išorėje vėsiau, apačioje šilčiau, jisai prisiurbia. Ne? Va, arba tiesiog paimti su nykščiu, stumtel truputėlį, tai yra tą vakuumą praplėšti, pastūmus nykščiu. Nu, jeigu tai yra karštas puodas, tai tada kažkokia tai ar servetėlė, ar kažką tai nykštį pridengti. Tai Romanai, klausykit, labai jums ačiū ir aš suprantu, kad čia mes tikrai ne paskutinį kartą kalbamės, nes dabar, kai visi mes pulsim gaminti neužvirdami, tai aš manau, kad klausimų, tai jūs taip grupėje sekite mūsų tą srautą, kad matytumėt, kai ten mes jau šauksim Romanai gelbėkit. Aš tik tai labai prašau, būkit kantrus. Maistas yra toks dalykas ir gaminimas yra, sakykime, toks dalykas, kuris reikalauja kantrybės.
Ir kada pamatai, kaip šefas čia pjausto, žinai, tik tai skraido viskas, peilis juda ten ir Kaip taip tik toliau. va klausia, o apie peilius kažką galit pasakyti? Sunku pasakyti, kada jų nebėra prekyboje. Tai tiesiog kas spėjo, tie nusipirko ir laimingai pjausto dabar. Jo. Aš galiu pasakyti, aš jais naudojos virš 10 metų. Aš juos galandų galastuviai toj, reiškia, irgi įkūko. Va, pas mane nėra per 10 metų net požymio, kad jisai galastas, ar jisai kad vidurys, ar tai jisai idealiai lygus daugiau nei 10 metų. Vat mano nuomonė tokia. Va, o jeigu dar yra kažkur tai kažkokiose kitose rinkose ir yra galimybė, labai rekomenduoju. Kai nusipirksit, galėsit parodyti, kaip teisingai jums naudoti. Tai Romanai, jums labai ačiū. Atsiprašau, Rūta, 3 sekundės. Ja? Ten tiesiog mes imam visi už rankenos šitaip, o ten padaryti, reiškia, nuleidimai į geležtę, tik tai tam, kad ranka 2 pirštai eina jau ant geležtės nuo rankenos. Tada jisai idealiai dirba su juom, tu absoliučiai jį jauti, jau gali nebijoti, kad nusipjausi, jei mėsos trūks. Žiūrėkit, Romanai, nežinau, ar jūs matot, pas mus yra bėganti eilutė pačioj, va čia birželio 29, susitinkame 13 val. Karklėje prie Olando kepurės supynių, ten yra tokia vieta, ir švęsim gimtadienį, ir bus piknikas, ir mes labai galvom, kaip ten gauti grilių nusivežti, tai va, Romanai, kaip ten su tais visais kepiniais? Ne, tai viskas tvarkoja, svarbiausia, ką jūs norit pamatyti. Tai Romaną nori pamatyti. Ir kepinį, žinokit, nieko nežinau, viskas kaip Dievas duos, kol kas turim tik tai datą ir vietą, kur susitinkam, ten kažkoks yra šalia liktai kempingas, gal jie ten ir turi grilių, gal mes atsivešim, aš tikrai atsivešiu tortą, kas atvažiuos, tie atvažiuos ir kas ten gausis, neįsivaizduoju, bet tiesiog labai visų lauksim. Jo, su tortu tai viskas yra suprantama, kas atvažiuos, tas atvažiuos, reiškia, va, kas neatvažiuos, ant viduriukas liks, reiškia, nuo barankos. Va, bet su mėsa tai yra sudėtingiau, nes 7 ir 70 tai yra 2 skirtingos kalbos. Tai va, reikės kažkaip pasiklausinėti auditorijos, kas planuoja atvažiuoti, kad bent jau žinot apytikslį kiekį žmonių, ar ten bus 10 ar bus 70. Spėju daugiau 10 negu 70. Nes tada apsitartume, kas ką nori. Jeigu ten, sakykime, domina kažkas tai tokio, egzotiškesnio, tai aš dėja nemoku, aš paprastas namų virėjas. Ne jau, nereikia. Pas mane ten su jūros gėrybėm, ten su itališka, graikiška, su graikiška. Tai galima plovą puikiai padaryti. Su graikiška virtuvė pas mane viskas tvarko, nes jinai labai artima lietuviškai. Ja. Va, bet su lietuviška virtuvė be problemų. Jeigu plovas irgi nėra klausimų, nėra problemų, reiškia, nes Vidurinės Azijos, reiškia, irgi šiek tiek žinomos meniu. Atsiprašau, kad taip ilgai rūta. Žinokit, labai smagu buvo, aš tikrai sužinojau, atrodo dalykus žinau, bet nedarau, tai va dabar bandysiu daryti ir tikrai jūs kreipsiuos viešoje erdvėje. Labai lauksim jūsų video, Romanai, ir labai ačiū, kad radote mums laiko. Jūs galite studijos... Ačiū, kad priėmė. Tai jūs dabar iš studijos dar neišeikite, aš atsisveikinsiu su žiūrovais ir gal jūs dar norit kažką jiems palinkėti. Aš noriu palinkėti, kad būkite didesni tam, kam valgot, ne tik tai ką valgot, reiškia, bet tiesiog kantrybės ruošiant. Ar ne? Taip, aš suprantu, kad tai reikalauja kantrybės, patikėkit, mane norisi kiksnuoti kartais, kada tai tu gaminai 3 valandas, supranti, šeima susėdo ir per pusę valandos tavo darbo matosi tik tai sodinos lėkštės. Bet kartu tai ir guodžia, kada jos tuščios. Ačiū, Romanai, tikrai iki susitikimų tikrai pasimatysim dar. O su visais žiūrovais noriu atsisveikinti iki kito trečiadienio. Kitą trečiadienį vėl turėsime laidą.
Ir tikrai noriu pakviesti visus birželio 29 1 valandą atvažiuoti į Karklę. Tenai yra prie kavinės didžiulis parkingas, ten yra Olando kepurės supynės, tokia vieta graži. Mes ten kažkokiu būdu pasidarysim pikniką. Kaip gaminsim, ką gaminsim, dar nežinau, dar yra 3 savaitės, bet bent jau dieną ir valandą pasižymėkit. Ir labai lauksiu jūsų susitinkant. O dabar iki kito karto.